Sveiki gyvi, kaip jūs laikotės? Žinot, kokį darbą užsiminėsim šį kartą? Bandysim klotis trinkeles. Taip, trinkeles. O trinkelės jau paruoštas čia. Bum. Yra. Ten jau paruošta išgriauta kompaso dėžė, kuri buvo va tokia. Tai, kaip sakant, mes ką dabar galvojam daryti, tai galvojam keistis va šitas va senas trinkeles. Čia biškai pasidarysim praėjimo ir čia, kur visi konteineriai stovės, va čia bus visas irgi trinkelėm išklotas grindinys. Nu ir čia žiūrėsim pagal situaciją, ar spėsim, ar nespėsim, ar užteks trinkelio, ar neužteks. Tai dabar koks pirmas mūsų darbas, tai įsimatuot nusiimti mūsų atskaitos taškus, pagal kuriuos mes ir bandysim dėliotis tas trinkeles. Tai nusiemam atskaitos taškus, išsikasim žemę. Žemę tai galvoju kažkur tai skasim apie 20 cm, nu per gerą sprindį kažkur tieko iškasim. Nu ir ką toliau ir toliau bandysim vibruoti smėlio. Smėlio užsivešim dar irgi, jo. Ir dar irgi acijų pasiėmiau 10 maišelių, tai bum, acijos, tai čia dėsim ant viršaus smėlio. Kai sutrumpuosim smėlį, išpilsim acijų, išsilyginsim ir tada klosim trinkeles. Tai va, tai dabar kimbam į darbus. Va ten va buvo mano įsmeigta lentelė, bet nupūtė vėjas. Well, einam atsinešam lazerį, pradėsim montavimą. Statybininkų įvaizdis kaip ūrikės. Tai dabar ką turim, tai turim vieną atskaitos tašką, antras atskaitos taškas ir va čia dabar jau dėliojasi, kaip čionais bus. Tai šitą gildą, tai visai tik dar pakenčiamai jinai šviečia, jeigu čia kažkas matosi. Čia va irgi, aišku, ten jau tolyn jau nelabai gerai matosi, bet kai prisidedi lentą, skaitykim, kad vertikalus brūkšnys žalias matosi, tai toksai dar sausau iš bėdos galima išsigelbėti. Tai toliau dar dedamės tuos žymeklius ir grįšim į kitą kadrą, kai gal jau būsim susidėję, gal dar dėsimės, matysim. Tai va dabar toks vaizdas. Realiai atsižymėjom, atsimatavom. Tai dabar taip pat atrodo. Visas va šitas va, visas čia plotas grubiai eina apie 15-16 kvadratų. Tai va dabar išsikraunam tačkę žemę kažkur tais. Ir važiuojam pas kaimynus trinkelių pasiimt. Tai va. Aišku, šitų trinkelių yra per mažai, šitie 14 kvadratus, biškį, dar daugiau reikia. Pradedam kasimus darbus. Pasiemam kastuvėlį į rankas, pasiemam taškytę ir dabar eisim kasti žemę. O, čia kažkas tai pašiukšlina. Tai va, dabar situacija dabar yra tokia, esame išsikasę 7 kvadratus grubiai žemių. Tai va, čia išsikasėm, realiai, per kiek mes čia išsikasėm, per sprindį grubiai išsikasėm. Ir dabar ką reikia dar pasidaryti, tai reikia mums užsivežti smėlę. Tą užsivežimą smėlę mes dar atidėsim. Nes dabar galvoju, reikia išsiardyti šitas trinkeles, bum. Šitas trinkeles išsiardom. Ir dar va čia reikia atsikasti mums juostą. Tam, kad atsikasime, dar reikia persodinti šitos augalus, kurie į juostos teritoriją patenka. Tai va čia dabar klausimas dar, kur šitos augalus padėti. Laikinai, nelaikinai. Nes jie dabar maišosi mums šitoje vietoje. Čia kas čia dar. Kurį reikia kažkaip pašalinti. Bandau viską po, bet neišeina. Tai ką bandysim dabar
kaip aišku, nuo kurios vietos pradėti. Kaip gražu, kai moteris dirba. Nesėkmingai. Nu gerai, jau padedam kamerą ir mes ateinam padirbėti. Čia galvos tik tais, kad moteris išnaudojam. Keliam. Nežinau, kad vieną gali pastatyti. Nesmagiausia dalis yra, o tas va plytos visas išimt. Va čia va išėmam, va čia jau išimta. Tai va čia jau pradėjom irgi dėlioti po truputį smėliuką nuo viršaus trinkelio, kur buvo. Nu, nuo trinkelio, nuo šitų plytų trinkos, kaip jas pavadinsi, taip nepagadinsi. Tai va, tokios tokelės dabar, ką toliau kimbam į kasimo darbus. Kasam. Ką pakomentuosite? O. Dabar šitągi žemę. Tai dėl to keparas susipila vandens. Tai mes to tą ir padarysim. Mes to susipilsim irgi vandens. Ten va, ugnelė dega. Toks liežuvėlis. Kur čia tu šlanga? Opapa. Gerai, ne šitas shower full. Oi. Apsisioja mane. Kaunas ne. Fletas. Nu, va, fletas. Čia, kad nedulkėtų ir lengviau būtų. O šiaip, ką žinau, visai normaliai mums ten sekasi, o ten jau susitrombavom. Dabar va čia trombuojam. Dabar prasidėjo jau ir smėlio vežimas. Smėlis įsivešim. Būt trinkelių pats klojimas bus paprasčiausias žingsnis. Sunkiausia tai įsivežti žemes visas. Ir turbūt antras sunkiausias darbas bus lygis nusiimti tinkamai. Nes dabar jau skaitykim, susiplosim tą žemę visą. Ir reikės mums jau normaliai atsimatuoti, kur kas kaip eina. Tai va. Tai toksai darbas irgi vienas iš sunkesnių atrodo bus. Nu, bet, kaip sakant, gyveni ir mokaisi. O, kaip sekasi? Dar kiek 14 tačkių. Bandėm pradžioje skaičiuoti, kiek tačkių išstūmėm. Aha. Tai pametėm skaičių turbūt po pirmų 20. Čia net nepasakyčiau, kad kažką Aš tą patį sakau. iškasėm. Aš sakau, 25 tačkės, juokauja. Paprasio niekai. Nu malonu dėmes. Taip, jos ir dirba. Žemė, tai šiaip jaučiasi, kai met ant žemės trombuoji, tai sunkiai pats vibro plokštė nori judėti. Ant smėlio tai gražiai taip ir praplaukia smėlio viršumi. Tai va taip atrodo. Taip atrodo. Dabar ką padarom, tai prisipildom šitą lygį tam tikrą, kurio nežinau. Ir, kaip sakant, susitrombosim ir tada jau po truputį pradėsim lygintis visas duobės, kurios matosi. Ir žiūrėsim, kaip su aukščiais mums seksis atsigaudyti.
vakare sustojom, nes, kaip matot, toksai prasidėjo sušlapęs pagrindas buvo ir jau taip jau atkimbo tokiais gabalais, tai žodžiu vakare jau nebe trambavau, tai reikia dabar vėl užsikurti, užsitrumbuojam ir tada bandom ieškoti lygio. O tai dabar etapas tas, kad išsilyginom, atskaitos taškus nusiėmėm, kitaip tariant. Tai dabar ten plytelę pasidėjom, čia plytelę ir čia dvi plytelės ir čia dar. Tai dabar, sakant, pasiimsim šitą dalyką, plotą vadinamą, prisidėsim. Matom, burbuliukas yra tinkamai vietoj, kad nuolydis eina taip. Ir o čia galim matyti, čia matysis, o čia tarpelis dar yra toksai. Tai visą tą tarpelį mes pripildysim dabar smėlio. Su šituo taip brauksim ir tikėsimės, kad bus gerai. Tai va, važiuojam smėlio, pilam, lyginam.